Sveiki visi ir sveiki atvykę į Jewish World Weekly per I24 News. Aš Emilė Francis. Kiekvieną savaitę mes aptarėme istorijas, aktualijas, asmenybės, interviu, kurie yra svarbus žydų bendruomeniai čia Izraelyje ir visame pasaulyje. Pradėsime nuo svarbiausių šios savaitės žydų pasaulio naujienų. Pažiūrėkite. 46 metų vyras penktadienio vakarą per šabo pamaldas Manhatano centrinėje sinagogoje užpuolė vieną bendruomenės narį ir apsaugos darbuotoją. Niujorko policijos pareigūnai greitai atvyko į įvykio vietą ir sulaikė įtariamąjį. Niekas rimtai nenukentėjo. Užpuolikas vardu Joshua Montezas buvo apkaltintas neapykantos nusikaltimais. Niujorko miesto meras Zoramas Mamdanis susitiko su rabinais, kurie perspėjo, kad jo prieš Izraelį nukreipta retorika verčia Niujorko žydus jaustis nesaugiai. Susitikimo dalyviai paragino jį, cituoju, sumažinti įtampą ir vengti kalbos, kuri demonizuoja patį Izraelį. Mamdanio biuras šį susitikimą pavadino atviru ir konstruktyviu, o pagrindinis dėmesys buvo skiriamas žydų saugumui. Nauja YouGov apklausa rodo, kad 47% Britų dabar nori mažiau arba visai nenori migrantų iš Izraelio. 2016 metais tokių buvo 39%. Tik 5% palaiko didesnį Izraelio migrantų atvykimą į šalį, o 24% yra patenkinti dabartiniu lygiu. Didžiąja dalimi dėl prieš Izraelį nukreiptų nuotaikų kairiajame sparne, Britų visuomenės nuomonė tik Rusija, Pakistanas ir Nigerija yra laikomos dar mažiau svetingomis migrantams. Izraelio gynybos pajėgos nustatė Šlomo Chaimsono, 18 metų žydų kareivio kapą. Jis buvo nušautas 1948 metais, bandydamas pabėgti iš Britų sulaikymo stovyklos Kipre. Jis buvo nužudytas bandydamas pabėgti po to, kai sužinojo, kad jo partnerė pagimdė. Vėliau jo palaikai buvo perlaidoti nežymėtame kape Haifoje. Naudodamasi archyvais, nuotraukomis ir liudininkų pasakojimais, tyrėjai nustatė, kad jis palaidotas 11 kape, Kfar Samir kapinėse, taip užbaigdami 78 metus trukusi nežinomybės laikotarpį. Jo šeima Brazilijoje apie tai buvo informuota šią savaitę ir dalyvaus karinėme renginyje, kurio metu ant kapo bus pastatytas antkapis su jo vardu. Ir galiausiai, žydų verslininkai Bobas Igeris ir Joshua Kushneris perka Los Angeles Lakers už rekordinę $12,5 milijardo sumą. Šis pardavimas įvyko praėjus vos metams po to, kai Markas Volteris įsigijo komandą už $10 milijardų. Pranešama, kad jis bando surinkti lėšų, kol vyksta Teisingumo departamento tyrimas. Kushneris, milijardierius rizikos kapitalo investuotojas ir Jaredo Kushnerio brolis, parduos savo Miami Heat akcijas, kad kartu su buvusiu Disney generaliniu direktoriumi Igeriu užbaigtų šį sandorį. Žmonės tai vadina lemtingų momentų Izraelio istorijoje. Artėjantis spalio 27-osios rinkimai nulems, ar ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu liks savo poste, ar bus užbaigta beveik 20 metų, nors ir ne iš eilės, trukusi jo kaip šalies vadovo kadencija. Ir skirtingai nei užsienyje gyvenantiems JAV piliečiams, Izraelio piliečiams gyvenantiems užsienyje neleidžiama balsuoti paštu, todėl jie turi atvykti asmeniškai, jei nori atiduoti savo balsą. Dabar populiari Izraelio emigrantų iniciatyva Fly and Vote, kurią vykdo pagalbos koalicija, daro viską, kad užtikrintų, jog izraeliečiai parskristų ir atiduotų savo balsus. Apie tai plačiau pakalbėti su mumis iš Niujorko prisijungia Batelė Blaiš Sultanik, pagalbos koalicijos Niujorke vadovė. Ačiū, kad esate su mumis. Ačiū tau, Emilė. Tai labai didelė iniciatyva ir mes žinome, kokie svarbus artėjantys rinkimai, bet man tiesiog įdomu. Žinau, kad neturime tikslių skaičių, bet kiek jūsų manimų izraeliečių gyvena už Izraelio ribų? Na, tarkime, JAV, kurias jūs geriausiai pažįstate. Daug, tiesa? Taip. Taigi manoma, kad nuo 700 000 iki 1 milijono Izraelio rinkėjų gyvena už Izraelio ribų. Oho. Tai sudaro maždaug 10% visų rinkėjų skaičiaus. Oho, tai tikrai daug. Ir tai keistas dalykas, nes logiškai mąstant mes galime balsuoti paštu. Tai yra viena iš tų dalykų, kurie įtvirtinti rinkimų sistemoje, bet jau labai pasenę. Yra popieriai, vokai ir panašus dalykai, kurie neleidžia pokyčiams. Ir tai turbūt labai apmaudu. Teisingai, Emilija. Skirtingai nei daugelėje demokratijų, Izraelis nesiūlo visuotinio balsavimo iš užsienio. Taigi, jei esi Izraelio pilietė gyvenanti užsienyje, tu fiziškai turi būti Izraelyje balsavimo punkte, kad galėtum atiduoti savo balsą. Ir galiu su jumis to pasidalinti. Norėdami suprasti Izraelio piliečių gyvenančių užsienyje motivaciją, šių metų pradžioje atlikome apklausą tarp 4500 Izraelio piliečių užsienyje, kurioje 84% šiuos rinkimus vadina vienais svarbiausių Izraelio istorijoje, 73% norėtų skristi ir balsuoti ir 45% padarytų viską, kas tik įmanoma.
Taigi mes nustatėme kliūtis ir padedame jas įveikti. Teisingai. Na, žinome, kad kaina yra problema, ypač karo metu, o vien skrydžiai labai brangus. Tad tai gali būti tiesiog nerealistiška. Papasakokite apie šią iniciatyvą ir kaip ji padeda užpildyti šią spragą. Žinoma. Dar kartą ačiū. Taigi Fly and Vote yra nešališka iniciatyva. Tai yra tarptautinė balsavimo skatinimo iniciatyva, kurią vykdo EIT koalicija, kuri skirta padėti izraeliečiams visame pasaulyje pasinaudoti savo teisę balsuoti. Kaip mes tai darome? Mes valdome informacijos centrą, kuris teikia bendrą informaciją apie balsavimą ir tikrina teisę balsuoti. Ir turime kelionių bei logistikos pagalbos platformą. Matote, artėjant griežtam terminui, pavyzdžiui, rinkimų dienai, nebelieka nei datų lankstumo, nei laisvų vietų. Kai kurie žmonės tiesiog negali patys rasti geresnio kelionės derinio. Taigi mūsų sistema pateikia būtent tas galimybės, derindama komercinius, pigių skrydžių ir jungiamuosius maršrutus. Taip pat, artėjant rinkimų datai, siūlome specialius užsakomuosius skrydžius. Visa tai skirta padidinti pasiūlą ir gali padėti išlaikyti kainas prieinamesnes. Taip, bet Izraelio vyriausybė priešinasi. Žinome, kad prieš kelias savaitės buvo pranešimų apie iniciatyvas, kurios grasino paduoti į teismą ir visa tai. Akivaizdu, turi būti kažkokia politinė motyvacija stabdyti šiuos užsakomuosius skrydžius. Kaip tai gali būti demokratija? Turiu pasakyti, kad tai tikrai yra nešališka iniciatyva. Mes nepalaikome nė vienos pusės. Mes palaikome teisę balsuoti. Mes neklausėme žmonių, kaip jie balsuoja. Mes neremėme jokios partijos ar kandidato. Izraeliečiai užsienyje apima visą spektrą, o iniciatyva yra atvira visiems. Ir svarbu pabrėžti šį skirtumą. Mes neperkame bilietų ir nefinansuojame individualių kelionių. Dalyviai moka patys. Mes suteikiame informaciją ir prieigą prie kelionių galimybių. Na tai labai svarbu. Dabar klausimas, kiek tikimės? Manau, mes tikrai nežinome, ypač kai vis dar daug oro linijų neskraido į Izraelį. Ar manote, kad to pakaks, kad tai galėtų turėti įtakos? Taigi šiuo metu daugiau nei 30 000 žmonių užsiregistravo šiai iniciatyvai. Galiu pasidalinti su jumis, kad pasak pramonės šaltinių, šiemet bilietų užsakymų skaičius dienomis prieš rinkimus išaugo 300% palyginti su įprastu lygiu. Deja, būtent tai mes dabar ir stengiame suprasti. Registracija ir informuotumas dėl pirmojo etapo. O kitas etapas – išsiaiškinti, kas jau turi kelionę, kam dar reikia pagalbos ir kaip galime dar labiau, žinote, padėti įveikti kliūtis. Šią savaitę ką tik pradėjome viešą apklausą, kad išsiaiškintume, kiek izraeliečių planuoja bandyti balsuoti, sužinotume jų situaciją ir kaip galėtume dar labiau padėti. Oho, taigi tikrai nemažas darbas. O kaip paskleidžiate žinią? Visur, kur yra izraeliečių bendruomenės, visose socialinės žiniasklaidos platformose, viešieji ryšiai, tiesiog visur. Skleidžiame žinią, net ir per jūs šiuo metu. Tai tiesa, mes tą žinome. Gerai, na labai ačiū, bus labai įdomu pamatyti, kaip viskas susiklostys. Batalis Bleichas Autonikas, pagalbos koalicijos generalinė direktorė Niujorke. Ačiū. Svarbiausia, kad atvyktumėte į Izraelį ir balsuotumėte. Atstumas neturėtų būti priežastis prarasti savo balsą. Fly and Vote. Visi. Dar kartą ačiū. Jeffris Myersas atsistatydino iš Pitsburgo gyvybės medžio sinagogos rabino pareigų po beveik 10-mečio šiame vaidmenyje. Tačiau jo kadencija rabino pareigose buvo toli gražu neeilinė. Jam teko tapti šviesos ir optimizmo švyturiu ne tik savo bendruomeniai, bet ir žydams visoje JAV. Nes 2018 metais čia įvyko daugiausia aukų pareikalavęs teroristinis išpuolis Amerikos žydų istorijoje. Štai daugiau apie šį reportažą. Šį skyrių užbaigiu tiesiog dėkingumu už palaimas, kurias gavau. Kai Jeffris Myersas 2017 metais tapo Pitsburgo sinagogos rabinu ir kantoriu, jis niekada nebūtų galėjęs įsivaizduoti, kuo taps ši pareiga vos po metų. 2018 metų spalio 27-osios šeštadienio rytą 11 jo bendruomenės narių gyvybės medžio sinagogoje buvo nušauti kraštutinių dešiniųjų ekstremisto. Tai tapo mirtiniausia antisemitinė ataka Amerikos istorijoje. Rabinas Myersas atsidūrė nacionalinėme ir tarptautinėme dėmesio centre, gavęs sudėtingą užduotį vadovauti, bet taip pat padėti išgydyti savo bendruomenę. Vaidmuo, kurį man teko atlikti, buvo gydymo dalis. Paruošti bendruomenę, kad ji galėtų įžengti į šį naują skyrių ir suprasti, kaip jis gali atrodyti. Kaip bendruomenė patyrusi masinės šaudynes, paverčia tai galimybę pasikeisti ir kuo jie nori tapti. Rabinas Myersas tą dieną buvo sinagogoje ir sugebėjo pasislėpti nuo šaulio.
11 žuvusiųjų buvo nuo 54 iki 87 metų amžiaus. Atsakomybė, kurią ateina kartu su dvasinio lyderio, kuris išgyveno tokį siaubingą įvykį, pareiga užtikrinti, kad 11 aukų garbė ir orumas visada būtų išlaikomi aukščiausiame lygyje. Po išpolio jis sakė, kad jam buvo sunku melstis. Jis skaitė psalmyną, bandydamas rasti prasmę. Skaitydamas visus 150 skyrių, jis užtiko eilutę 121 skyriuje. Mano pagalba ateina iš Dievo, dangaus ir žemės kūrėjo. Jis sako, kad tai suteikė jam stiprybės ir drąsos perimti situacijos kontrolę. Jis liudijo užpuoliko teisme ir padėjo atkurti bendruomenę tiek emociškai, tiek fiziškai. Nuo užpuolimo pastatas buvo tuščias, nes bendruomenė persikėlė į kitą vietą. Tačiau naujai atstatyta Gyvybės medžio sinagoga bus atidaryta 2028 metais. Pagrindinėje pastato šventovės dalyje vyksta darbai. Ši dalis išliks. Kita pastato dalis tikriausiai bus pradėta statyti po kelių mėnesių. Galbūt per 2 metus mes sugrįšime į nuolatinę vietą naujame pastate, kuris pasakos apie tai, kas įvyko, bus įvykusių įvykių memorialas ir pasakos bei mokys žmonės apie antisemitizmą. Taigi mes labai džiaugiamės ateitimi čia. Rabinas Majersas išeina į pensiją būdamas 70 metų. Ir palieka palikimą, kurio mažai kas būtų tikėjęsi, kai jis pradėjo, bet už kurį žmonės tikrai yra dėkingi. Išgyventi kažką panašaus nėra lengva. Ir jis tvirtai vadovavo ir rūpinosi visais. Ir manau, kad jis nusipelnė poilsio nuo to. Niekas neturėtų patirti siaubo, kurį Rabinas Majersas turėjo išgyventi, vesdamas savo kongregaciją ir bendruomenę per tai. Ir jis tai darė labai gražiai, tvirtai, visada vadovaudamasis viltimi dėl ateities. Kol konfliktas su Hezbollah vis dar tęsiasi, dedamos bendros pastangos perkelti Libano žydų, palaidotų Beirute ir Sidone kapus į tėvynę. Ypač tų, kurių artimieji gyvena Izraelyje, kapus. Libano žiniasklaida praneša, kad Izraelis paprašė perkelti palaikus kaip derybų tarp Izraelio ir Libano dėl nuolatinės sutarties dalį. Dabar prie mūsų iš Bostono prisijungia Frankas Salane, artimųjų rytų studijų profesorius Bostono koledže. Sveiki, ačiū, kad esate su mumis. Ačiū už kvietimą, labai tai vertinu. Kadangi esate šios srities žinovė, esate parašiusi knygų apie Libano žydų istoriją. Papasakokite daugiau. Turiu omenyje, mes žinome, kad Sirijoje vėl kyla susidomėjimas, tačiau Libano žydų bendruomenė daugelį amžių buvo labai stipri. Taip, turiu omenyje, tai yra labai sena bendruomenė ir tai ne aš sakau, tai, žinote, sako patys bendruomenės nariai ir jų pačių, žinote, užrašai, raštai bendruomenės archyve. Jie savo kilmę sieja su bibliniais laikais, tiesa. Biblijos įvykiai vyko Libane tiek pat, kiek ir Izraelyje. Taigi tai nėra klajoklių bendruomenės, tai nėra, žinote, nei laikinos bendruomenės, nei iš kitur atvykę svetimšaliai. Ne, tai nėra taip. Visa ši idėja, jei norite repatrijuoti Libano žydų palaikus, jei tai iš tiesų yra derybų dalis, mane tai labai trikdo. Nes tai tam tikrą prasme prisideda prie žydų istorijos ištrynimo iš šiuolaikinės Libano istorijos. Taigi ne tik žydų ištrėmimas iš Libano baigėsi iki 1990-ųjų pradžios, bet dabar yra, žinote, aš pavartosiu stiprų žodį, yra bandymas, jei tai šios derybos iš tikrųjų vyksta ir aš dėl to jaučiuosi prieštaringai, nes nežinau, ar Libano vyriausybė gali pradėti derybas dėl Libano žydų palaikų. Tai užbaigia Judenfrei ratą, jei norite, tarsi Libano išvalymą nuo žydų istorijos. Gyvieji jau išėjo, bet mes tarsi padedame Hezbollah
Gerai, kad Stuartai. pašalintume palaikus, kad tiksliai pašalintume, ištrintume bet kokius pėdsakus ir simbolius. Tai labai įdomu, taip, tai labai įdomi perspektyva ir aš apie tai anksčiau negalvojau, taip pat galvoju apie pirmą dalyką, žinote, iškasti nėra tiksliai žydų įstatymo dalis. Turiu omenyje, mes suprantame, kad inkvizicijos laikais visi stengiasi, kad jų šeimos būtų palaidotos Alyvų kalne. Bet iš tų, kurie, kaip pranešama, nori, kad tai įvyktų, perspektyvos, ar tai galėtų padėti iš jų protėvių, turiu omenyje jų giminaičių čia Izraelyje, perspektyvos suteikti tam tikrą užbaigtumo jausmą, tarsi viskas grįžtų į savo vietą. Taip, visiškai. Aš visiškai suprantu emocinę šios situacijos pusę, bet istorinė pusė, istorijos studentas manyje yra gana sunerimęs dėl to, nes Libane vis dar yra žydų. Žinoma, mes neturime rabino, taigi, žinote, tas gimimo, santokos ir mirties procesas, žinote, žydų gyvenimo šventimas yra neįmanomas be rabinų. Paprastai, žinote, iki 1990-ųjų Libanas tarsi importuodavo rabiną iš Turkijos, kad atliktų paskutinės apeigas ir panašiai. Tačiau, žinote, rabino nebuvimas dėl, žinote, akivaizdžių priežasčių privertė Hezbollah, žinote, latentinis antisemitizmas, jei norite, daro tai neįmanoma. Taigi bendruomenė pamažu nyksta. Taigi tai, žinote, mane labai neramina. Taip, suprantama. Ir mano klausimas taip pat yra. Žinote, mes esame pasakoję istoriją apie tai, kaip po Asado režimo žlugimo Sirijoje, Sirijos žydai nori grįžti, atsiimti savo turto ir atgaivinti jį. Žinoma, Sirija buvo viena didžiausių žydų bendruomenių, daug didesnė šalis. Bet ar yra toks potraukis? Jei vieną dieną pasieksime šio konflikto pabaigą? Be abejo, manau, kad Libano žydai, tie, kurie išvyko ar buvo priversti išvykti, turėtų turėti galimybę sugrįžti. Žinot, aš labai abejoju, ar jie, žinote, grįž į Libaną, kad vėl ten įsitvirtintų. Jie grįžtų taip kaip ir aš, kaip Libano krikščionis, grįžčiau tik aplankyti, kai tik galėčiau. Nemanau. Žinote, visuomenė labai nutolo nuo to, kas buvo Libanas 1940-aisiais. Taip, vidurio rytų Paryžius. Majanos konfederacija. Na, ne tik tai, bet, žinote, idėja apie daugybę bendruomenių galinčių gyventi greta viena kitos harmonijoje jau seniai išnyko. Ir kadangi toks įvairus, daugiatautis, pluralistinis Libanas tam tikra prasme buvo sukurta Libano krikščionių, o šiandien Libano krikščionys jau nebeegzistuoja kaip bendruomenė turinti politinę įtaką. Taigi, Libanas, jei galima tai pasakyti, perėjo į tamsėją pusę šiuo atžvilgiu. Gerai, labai įdomu. Labai ačiū Frankai Salamė, Bostono koledžo profesoriau. Ačiū Jums. Gerai, jį vadina kinų Šindleriu. Ho Fang Šanas išgelbėjo tūkstančius žydų, kai 1938–40 metais buvo Kinijos generalinis konsulas Vienoje. O dabar jo atvaizdą naudoja Kinijos nekilnojamojo turto įmonė, kad parduotų pigius namus užsienio turistams jo gimtajame mieste. Jo dukra dėl to labai supykusi. Štai daugiau informacijos iš mūsų Aleksės Lius. Kinijos nekilnojamojo turto svetainė atsidūrė labai neįprasto holokausto atminimo ginčo centre, kai panaudojo vieno iš didžiausių Kinijos žydų sąjungininkų palikimą pardavinėdama namus. Šio įvykio centre atsidūrė Hong Huang Fengxian, kartais vadinamas Kinijos Šindleriu. Ho buvo Kinijos generalinis konsulas Vienoje, kai nacių Vokietija užgrobė valdžią. Tuo metu Austrijos žydai ieškojo bet kokios išeities. Tačiau norint palikti nacių kontroliuojamą teritoriją, jiems reikėjo įrodymų, kad kita šalis juos priims. Čia ir įsikišo Ho. Jis pradėjo išduoti vizas į Šanchajų žydų šeimoms, tūkstančiams jų, nors tuo metu Šanchajus išvis nereikalavo įvažiavimo vizų. Bet jis tai darė tam, kad suteiktų žydams reikiamus dokumentus pabėgti. Ir tęsė tai, nepaisydamas savo viršininkų pasipriešinimo. Jo veiksmai buvo beveik nežinomi jam gyvam esant, bet po jo mirties
Yad Vashem jį pripažino tautų teisuoliu. Tai garbė suteikiama ne žydams, kurie rizikavo savo gyvybę gelbėdami žydus per holokaustą. Dabar po 10 mečių nekilnojamojo turto svetainė Ho gimtajame Džijango mieste panaudojo šią istoriją antraštėje, reklamuodama namus už $40 000, tiesiogiai susiedama jo žydų gelbėjimą su nekilnojamojo turto pasiūlymu. Jo 75 metų dukra Manlin Ho sako, kad tai peržengė ribą, nes ji nepritarė komerciniam savo tėvo palikimo naudojimui. Po kilusio pasipiktinimo svetainė buvo uždaryta. Taigi tai keista nekilnojamojo turto istorija, kuri vėl atkreipė dėmesį į išskirtinį holokausto istorijos skyrių. Kai didžioji pasaulio dalis pradėjo užverti duris žydams, vienas Kinijos diplomatas pasinaudojo savo įgaliojimais pasirašyti vizas ir padėti jiems pabėgti, nepaisydamas savo vadovų pasipriešinimo. Na, jums nereikia keliauti į pasaulio kryžkelę ar New Yorko Broadway'aus centrą, kad pasimėgautumėte garsiausių ir ilgiausiai rodomų miuziklų hitais. Dabar vietinė Izraelio teatro grupė Hamakor atgaivina miuziklą Vaikinai ir lėlės su visa angliškai kalbančia aktorių trupe ir anglų kalba. Ir jie apsiavė šokių batelius, kad pasirodytų Tel Avivo kultūros centre Habimos aikštėje. Daugiau apie tai mano reportaže iš Center Stage. Tai gal ir nėra Broadway'us, bet tai yra baltasis miestas. O Broadway'aus klasika Vaikinai ir lėlės nušviečia Tel Avivo kultūrinį gyvenimą. New York'e, jei nori likti religingas, beveik neįmanoma tai padaryti ir tuo pačiu metu būti šou versle. Ir aš nusprendžiau likti religingas, todėl atsisakiau savo aktoriaus karjeros. Ateik ir pažiūrėk. Pažiūrėk. Naujajame Džersyje gyvenantis išėjęs į pensiją odontologas Joyce Silvermanas rizikuoja ir atgaivina savo muzikinio teatro karjerą Tel Avive. Ačiū Sky Mastersonai. Ir didysis lošėjas, tas vaikinas, kuris gali lažintis dėl bet ko ir visada laimi. Ir tai tiesiog buvo puikiai aktorių komanda su daugybė linksmų suaugusiųjų ir vaikų, kurie tikrai yra labai atsidavę šiam darbui. Spektaklį prodiusuoja Hamakor, Izraelio teatro kompanija, kuri pristato Broadway'aus hitus anglų kalba Izraelio scenoje. Žmonės myli Broadway'ų ir West Endą, o čia to nėra. Ir dabar žmonės tiek daug nekeliauja dėl karo ir visų tų dalykų. Ir mes pasakėme, pasinaudokime šią galimybę, atidarykime šį teatrą, kuris rodo spektaklius originalia kalba. Taigi, žinote, mes statome Vaikinus ir lėles anglų kalba, o ateityje idėja yra rodyti spektaklius originalia kalba. Mano nuomonė, jei galiu tai pasakyti, Adelaide yra šou širdis. Ji yra juokinga, ji temperamentinga, jos per akis, bet viduje ji labai švelni ir ji tiesiog nori to, ko nori visi. Ji nori būti mylima. Natanija Mišelė sako, kad miuziklo teatras jai tapo išsigelbėjimu po to, kai jos šeima persikėlė į Izraelį iš Riverdale'o, New Yorko, vos keliomis dienomis po jos bat mitzvos. Taip, labai intensyvi bat mitzvos dovana. Man buvo labai sunku atrasti save po alijos. Tai toks kultūrinis šokas, tai net ne tik kalba, viskas yra kitaip. Ir mano tėvai pamatė skelbimą apie bendruomenės teatro atranką ir privertė mane dalyvauti. O visa kita jau istorija. Nuo 16 metų vaidinu bendruomenės teatre. Aleliuja! Ir aš tam pritariu. Kalbant apie Pietų Afrikoje užaugintą Dori Jardinį. Aš grįžau į Izraelį maždaug prieš 8 metus, kad įstočiau į kariuomenę. Tarnavau karinėme jūrų laivyne, ambasadoje, 3 flotilijoje. Ir baigęs tarnybą, įstojau į vaidybos mokyklą, o dabar dėviu senovišką smokingą ir rožinis marškinius. Dori vaidina Naicelį Johnsoną. Šis vaikinas nėra pats protingiausias, bet visada šypsosi, jis gana išalkęs, mėgsta valgyti ir visada pasiruošęs gerai pasijuokti. 1, 2, 3, 4. Ir dar daugiau, gyvas orkestras, kurį daugiausia sudaro Alimas Hadashimas iš viso pasaulio, vadovaujamas Šelės Biminen. Tai pirmas kartas, kai aš prodiusuoju kokį nors spektaklį. Taigi man tai, žinote, yra jaudulys, tai mane supykdo, tai prajuokina, tai sukelia daug įvairių jausmų. Tačiau dienos
pabaigoje visi susitelkia į legendinį Broadwėjaus miuziklą ir tikisi, kad jis patiks tarptautiniai vaikinų ir merginų auditorijai, ieškančiai galimybės dainuoti ir šokti. Tiesiog suteikti galimybę Izraelyje gyvenantiems anglakalbiams, kurie kalba šią kalbą ir nori pasijusti arčiau namų. Taip pat ir daugybei teatro entuziastų, kuriem patinka, kurie mėgsta anglišką muziką ir mėgaujasi miuziklais originalia kalba, kas yra puiku. Ir tai viskas šios savaitės Žydų pasaulio savaitės laidoje. Galite apsilankyti mūsų YouTube kanale arba socialiniuose tinkluose ir sužinoti dar daugiau apie šią laidą bei ankstesnės laidas. Tikiuosi, kad jums patiko ši laida. Aš esu Emily Francis. Ačiū, kad žiūrėjote ir šalom iš Tel Avivo.